esu Mygom Tech direktorius. Mes esam IT kompanija, kuri teikia įvairias IT paslaugas, padeda kitoms įmonėms skaitmenizuotis. Kuo mes esam kitokie negu dauguma IT įmonių, mes padedam įmonėm ne tik skaitmenizuotis, bet perrašyti jų augimo istoriją. Mes ir sugalvojam sprendimus ir padedam juos vykdyti tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Taip, mėgindami įgyvendinti savo misiją, kuo daugiau skaitmenizuoti pagrindė viešąjį sektorių, bet ir padėti privatiems verslams. Kaip mes susipažinom su Edichu, tai Edichas ieškojo vienai Lietuvos savivaldybei įmonės, IT partnerio, kuris galėtų jam padėti skaitmenizuoti duomenų surinkimo ir analizavimo sprendimą. Jie tai pasiūlė padaryti mums. Pasikalbėję su jų konsultantu, supratom, kad čia galim ne tik mes pasiūlyti naudos, bet iš Edicho gauti ir patys naudos. Kadangi aš esu jaunas verslininkas, tikriausiai aš dar daug nežinau ir man reikia vis dar daug išmokti, tai Edichas man pasiūlė išmokti apie finansavimo galimybės, kaip aš galiu rasti finansavimą, jo prisitraukti. Taipogi, kaip IT įmonė mes turim turėti labai stiprų saugumą ir dažniausiai saugumo visas spragas nustatyti kainuoja labai didelius pinigus, bet Edichas mums tai padėjo pasidaryti uždirbti, suvedė su įmonėmis, kurios tai padaro, tai nustatėm, kad mes turim ganėtinai aukšto saugumo lygį ir padėjo susidėti planą, ką turėtumėm vykdyti toliau, kad jį palaikyti dar aukštesnį ir visiškai premium kokybės. Pirmiausias dalykas, nedidelei įmonei, nesenai įsikūrusiai įmonei yra tinklavietė, tai yra susipažinti su kuo daugiau žmonių, kaip sako, paspausti kuo daugiau skirtingų žmonių rankas ir tai yra padaryti sudėtinga, ypatingai viešajam sektoriui. Tai Edichas man padėjo praplėsti savo tinklavietę, supažindino su įvairių savivaldybių žmonėmis, mes galėjom juos pakonsultuoti, padėti priimti teisingus sprendimus, pasirinkti teisingus IT partnerius. Tai padėjo ir mums pakelti kvalifikacijos lygį bei matyti jau kai kurios savo įdiegtus arba ruošiamus įdiegti sprendimus, kurie gali pagelbėti viešam ir privačiam sektoriui vykdyti jų veiklas. Mažoms ir vidutinėms įmonėms galiu duoti tikriausiai kelis patarimus. Pirmas ir svarbiausias patarimas yra neskubėti. Skaitmenizacija yra ilgas ir sudėtingas procesas ir jis yra continuous procesas, jis niekada nesibaigia, visą laiką atsiras naujų technologijų, naujų sprendimų, naujų spragų ir būdų, kaip jūs galite jas patobulinti. Sekantis patarimas yra nesivaikykit naujovių, ne visą laiką tai, kas naujausia, yra saugiausia, geriausia ir tikriausiai būtent pritaikoma jum. Visą laiką, ypatingai šių dienų aktualijomis, labai svarbu atkreipti dėmesį į saugumą ir tai turėtų daryti ne tik privatus, bet ir viešasis sektorius ir į tai labai orientuotis. Tai ieškokit partnerių, kurie galėtų ir konsultuokitės jais, kad jie galėtų jums patarti, kaip ir ką daryti, nes vieniems tai padaryti gali būti sudėtinga, bet su partnerių pagalba tai tikrai bus daug lengviau. Na ir kad ir kaip būtų sunku, niekad nepamirškit, kad jūs einat teisingų kelių ir šitas kelias galų gale jums padės ir procesuos, ir sutaupys laiko, ir tikriausiai sutaupys pinigų, kas kiekvienam verslui yra naudinga.